visai kitaip skamba, nei kai dėlė kažkoks sako. Daug iš tikrųjų, man tai daug fainiau, kai mažiau vaikai šneka apie Dievą. Kaip jie prisimena tokius žiaurius dalykus iš tikrųjų. Atskyrė jūrą ir po to paskandino visus mažas vaikai, sako. Sekmadieniniai mokykloje dažnai nupečia viską taip dailiai. Nojus laivas kaip pakilo, vanduo savo banguoja, viskas tvarkoja ten. Atrodo, laivas paprastas, nieko ten neįvyko, iš tikrųjų tvanas, visa žmonija mirė. Saulutė šviečia, žuvytės plaukia, o iš tikrųjų tik visas pasaulis mirė. Bet labai įdomu girdėti tokius dalykus. Atsiverškim Hebrajų 11 skyrių. Pradėsim pamokslų serijas iš to, ko mes tikime. Iš to, ko mes tikime. Ir gal iš tikrųjų, gal perskaitykim tuos dalykus, ko mes tikim. Tai va, ko mes tikim? Mūsų bažnyčia, ko mes tikim? Kiekvienas iš mūsų. Čia esančių mes aną kartą visi pritarėm, sakėm, taip, mes tuo tikim. Mes tikime Bibliją. Mes tikime, kad Biblija tai Dievo žodis, kuriame nėra klaidų ir jis visas įkvėptas Dievo. Mes tikime, kad Biblija yra aukščiausias, galutinis ir vienintelis įgaliojimas visais tikėjimo ir tikinčiojo elgsenos klausimais. Mes tikime į šventąją trejybę. Mes tikime, kad šventoji trejybė tai 3 asmenys amžini ir lygūs – Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia. Ir šie 3 yra vienas Dievas, visos kūrinijos valdovas, apvaizda ir išgelbėjimas. Mes tikime į Jėzų Kristų. Mes tikime į tikrą ir visišką mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus dievybę. Jo gimimo per nekaltą mergelę Mariją, jo tapimą žmogumi ir šventą gyvenimą be nuodėmės, jo mokymą ir visiškai atperkančią auką per kraują pralietą ant kryžiaus, jo kūniškų prisikėlimų iš mirties ir į tai, kad jis pakilo į dangų ir atsisėdo Tėvo dešinėje. Mes tikime, kad Jėzus sugrįš ir pasiims savo bažnyčią. Mes tikime į šventąją dvasią. Mes tikime šventosios dvasios dievybę, kuri ateina iš Dievo Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus. Mes tikime šventosios dvasios svarbą ir darbą apkaltinant dėl nuodėmės, vedimu į atgailą, atnaujinimu ir šventinimu. Mes tikime Jėzaus Kristaus pažadu į šventosios dvasios krikštą, kurį seka įvairūs ženklai. Mes tikime, kad po šventosios dvasios krikšto tikintysis įgalinamas bažnytiniai tarnystė, Evangelijos skleidimui, šlovinimui ir žmonių tarnystei. Mes tikime žmogaus nuopuoliu. Mes tikime visos žmonijos nuodėmingumu po kritimo nepaklūstant Dievo įsakymui. Po jo visa kūrinyje buvo pasmerkta Dievo pykčiui ir teismui. Mes tikime išgelbėjimu. Mes tikime atgailos būtinybę artėjant prie Dievo Tėvo. Mes tikime, kad išgelbėjimas ateina per tikėjimą į Jėzų Kristų, per kurį nuodėmingasis gauna visišką nuodėmių atleidimą ir teisumą prieš Dievą Tėvą. Mes tikime, kad išgelbėjimas ir išteisinimas pelnomas tik per Dievo malonę dėl Jėzaus Kristaus aukos ant kryžiaus. Mes tikime, kad išgelbėjimą įrodo dvasios vaisiai ir šventas gyvenimas. Mes tikime Kristaus bažnyčią. Mes tikime į dvasinę visų tikinčiųjų vienybę, į dvasinę kunigystę Kristuje ir kad tikinčiųjų bendrystę sudaro bažnyčia, kur yra Kristaus kūnas. Mes tikime į tarnystės pašaukimus. Mes tikime į skirtingas tarnystes, kurias Kristus nustatė savo bažnyčioje. Apaštalai, pranašai, evangelistai, pastoriai ir mokytojai. Mes tikime, kad šventosios dvasios dovanos pagal Naująjį testamentą veikia ir šiandien. Mes tikime į Kristaus nustatytas tradicijas. Mes tikime į krikštą visiškai panyrant po vandeniu, remiantis Kristaus įsakymu. Mes tikime į viešpatės vakarienės tradiciją, tai darant prisimename Kristaus mirties prasmę iki jam sugrįžtant. Mes tikime į Kristaus paliepimus. Mes tikime, kad geroji naujiena sutinka visus žmogaus poreikius ir kad bažnyčia įpareigota skelbti gerąją naujieną visam pasauliu. Mes tikime į fizinius ligų išgydymus ir išlaisvinimus iš dvasinės priespaudos.
Mes tikime į Kristaus sugrįžimą. Mes tikime, kad viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimą regės visas pasaulis ir jis valdys jėgoje ir šlovėje. Mes tikime į amžinąjį gyvenimą. Mes tikime į mirusiųjų prikėlimą paskutiniam pasaulio teismui. Mes tikime į amžinąją palaimą šventiesiems danguje ir į amžiną kančią nuodėmingiesiems pragare. Amen. Ir iš tiesų, šiandien noriu pradėti, kuo mes tikim. Mes tikim Bibliją. Mes tikime, kad Biblija tai Dievo žodis, kuriame nėra klaidų ir jis visas įkvėptas Dievo. Mes tikime, kad Biblija yra aukščiausias, galutinis ir vienintelis įgaliojimas visais tikėjimo ir tikinčiojo elgsenos klausimais. Ir žinot, šiandien aš nenoriu tų faktų jums išberti, tų įrodymų, kad Dievo žodis čia yra, nes juos galima labai lengvai surasti ir aš iš tikrųjų tą laiką noriu visai kam kitam paukoti. Jo žodžio svarbai. Mes esam tikintis, aš kalbu prieš tikinčiuosius ir man to nereikia įrodyti jums visiems. Galima faktą po fakto berti, kad tai yra tikras Dievo žodis, kad tai yra gyvas žodis, kuris nesibaigia, kuris įkvepia, kuris stato, kuris gydo. Bet šiandien noriu visai kitaip. Atsiverskim Hebrajų 11, tikriausiai atsivertė senus noriu. Ir paskaitykime 11 skyrių. Viskas nuo to prasidėjo taip, mes tikime. Mes tikime, kad Dievo žodis yra Biblija. Tai paskaitykim, kas yra tikėjimas. Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės ir parodo tai, ko nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu suvokėme, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėjimu Abelis aukojo geresnę auką negu Kainas ir dėl tikėjimo gavo liudijimą, kad yra teisus Dievui paliudijus apie jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebekalba. Tikėjimu Henokas buvo perkeltas, kad nematytų mirties ir jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas jis gavo liudijimą, kad patikęs Dievui. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Tikėjimu Nojus Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti. Tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tikėjimu Abraomas pakluso, kai buvo pašauktas keliauti šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko, nežinodamas kur einąs. Tikėjimu jis apsigyveno pažado žemėje, tarytum svetimoje, gyvendamas palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado bendra paveldėtojais. Mat jis laukia miesto su pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Tikėjimu ir pati Sara, nevaisinga, nebe to amžiaus gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką, nes jį laikė ištikimu tą, kuris pažadėjo. Todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonis, gausus tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Jie visi mirė tikėdami dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami buvo įsitikinę jais ir priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai, kurie taip kalba parodo, kad ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie siekia geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievas nesigėdė vadintis jų dievu, juk jis paruošė jiems miestą. Tikėjimo Abraomas aukojo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis, kuris buvo gavęs pažadą, aukojo savo viengimį sūnų, apie kurį buvo pasakyta, iš Izaoko bus pašaukti tavo palikuonis. Jis suprato, kad Dievas gali prikelti net iš mirties ir atgavo sūnų tarytum iš mirusių. Tikėjimu Izaokas palaimino ateičiai Jokūbą ir Ezavą. Tikėjimu Jokūbas mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir pagarbino atsirėmęs į savo lazdos drūtgalį. Tikėjimu merdintis Juozapas priminė apie Izraelio vaikų iškeliavimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų.
Tikėjimu Mozė 3 mėnesius buvo tėvų paslėptas, nes jie matė, koks kūdikis dailus ir neišsigando karaliaus įsakymą. Tikėjimu Mozė užaugęs atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti sunkumus, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Kristaus paniekinimą laikė didesniu turtu negu Egipto brangenybės, nes jis žvelgė į atlygį. Tikėjimu jis paliko Egiptą, neišsigandęs karaliaus rūstybės, nes liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėjimu jis įsteigė Paschą ir apšlakstymą krauju, kad naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Tikėjimu jie perėjo per raudonąją jūrą, tartum per sausumą, o tai daryti mėginantis egiptiečiai prigėrė. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Tikėjimu paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais, matyt, taikingai buvo priėmusi žmogus. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gideoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėjimu nugalėjo karalystės, vykdė teisumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, sustiprėjo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moteris atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti buvo kankinami ir atsisakė išlaisvinimo, kad gautų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti iškentė patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis užmušami, pjaustomi pusiau, gundomi kardų žudomi, klajojo prisidengę avių ir ožkų kailis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, klajojo dykumoje ir kalnuose, slapstėsi uolose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi per tikėjimą gavę gerą liudijimą negavo to, kas buvo pažadėta. Nes Dievas geresnius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Ir visą tai, ką aš čia skaitau apie jų tikėjimą, jie tikėjo neturėdami šitos knygos. Visus pažadus nugalėjo karalystės, nugalėjo valdžias be šitos knygos. Jie neturėjo raštų. Jie neturėjo to, ką mes šiandien turime, ką vadinam Bibliją. Bet visą tai darė tikėjimu. Visą tai darė tikėjimu. Man tai yra tokia jėga ir aš galvoju, jie tiek daug padarė ir visą tai pelnė per tikėjimą. Kainas aukojo geresnę auką per tikėjimą. Abelis aukojo geresnę auką tikėjimą. Ir jisai jam patiko. Dievui patiko jo auka. Dėl to, kad jisai tikėjo. Kai mes šiandien sakom, mes tikim Bibliją, mes sakom, kad tai yra vienintelis įgaliojimas mūsų krikščioniškam gyvenimui. Mes to tikim. Ar mes tikrai to tikim? Žinot, kai Dievas man apreiškė savo buvimą, kad jis yra tikras, mano galvoje iškilo klausimas, kaip man jį dar labiau pažinti. Kaip man jį iš viso pažinti, kaip man jį pažinti. Ir tada aš atsiverčiau Bibliją. Tada aš neturėjau tokios didelės Biblijos, aš neturėjau visos Biblijos, aš turėjau Naująjį testamentą, Gideoną. Ta mažytę knygutę ir aš pradėjau ją skaityti. Žinot, aš negalėjau suprasti, kodėl reikėjo 4 evangelijų. Tada, kai aš skaičiau pirmą kartą, aš galvoju, kodėl tą patį reikia skaityti 4 kartus. Bet aš vis tiek skaičiau. Aš nesuvokiau Pauliaus laiškų ir net po to, kai skaičiau Petro laišką, kai jis net pats nelabai gerai suvokdavo, ką Paulius rašo. Sako, yra dalykų, kurios yra sunku suvokti net gerai žinančiam Dievą. Ir aš skaitau Pauliaus laiškus ir aš niekaip negaliu suvokti ten, kaip jisai kai kur išsireiškia. Bet visą tai skaičiau, nes aš troškau pažinti Dievą dar labiau. Taip norėjau Dievą pažinti. Aš nebuvau 100% užtikrintas žmogaus liudijimu. Aš nebuvau 100% užtikrintas pastoriaus pamokslas. Aš šiandien negarantuoju jums
gryno, gražaus, gyvo žodžio. Bet čia yra tikras, gyvas, grynas žodis. Kai aš skaičiau, man taip patiko, ir aš kuo daugiau skaitydavau, tuo daugiau klausimų man kilo. Aš pradėjau matyti dalykus savo gyvenime, kuriuos aš turėjau pašalinti. Ir vėl man padėjo Biblija. Aš stengiau savo valią tai šalinti. Man niekaip to nepavyko padaryti, bet ir vėl gyvas Dievo žodis, kuris gydo, kuris įkvėpia. Man suteikė jėgų, kaip šiandien prisimenu, virtuvėje stovėjau, atsiverčiau knygą šitą ir perskaičiau 19 skyrių Išėjimo knygos, 5-6 eilutės. Jeigu dabar paklusite mano įsakymams ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite man ypatinga brangenybė. Ir aš taip panorau jam būti ypatinga brangenybė, kai koks mažas vaikas. Aš taip troškau būti jam tai ypatinga brangenybė. Mane neramino tie žodžiai, jeigu čia ir dabar, sako Dievas, paklusit mano įsakymą. Mane taip baugino tas čia ir dabar. Aš galvoju, kiek kartų aš buvau nusprendęs čia ir dabar, ir man niekad nepasisekdavo. Ir šiandien aš su tuo kovoju. Šiandien galbūt kiekvienas iš mūsų kovoja su tuo čia ir dabar, nes Dievas to iš mūsų prašo. Bet šita knyga, ji turi jėgą. Tada aš pasimeldžiau tokia malda, absurdiška malda. Dieve, aš negaliu. Nors Kristuje parašyta, galim viską, o aš negaliu. Dieve, man reikia, kad tu mane išgydytum nuo šito tabako, nuo šitų priklausomybių. Nes pats aš nieko negaliu padaryti. Tai šiandien prieš keletą savaičių mūsų Roberta paklausė akušerė, ar rūkot? Mes sakom, ne. Ar kada nors rūkėt? Aš net užmiršau, kad aš kažkada esu rūkęs. Tarsi visai kitas protas. Tarsi naujas protas duotas. Aš iš tikrųjų pagalvojau, ne, bet rimtai rūkiau kažkada. Aleliuja, šlovė Dievui. Šlovė Dievui už jo žodį. Žinot, aš tikrai, ir aš iki šiol nesuprantu kai kurių dalykų Biblijoje. Bet man tai primena viena eilutė iš Biblijos, kur Jėzus, jisai siūlo hebrajams valgyti savo kūną ir gerti savo kraują. Ir tai buvo tarsi per veidą trenkti hebrajai, nes pagal įstatymą to negali daryti. Nu, čia yra žaidimas didžiausias hebrajai. Ir Jėzus sako, valgykit mano kūną ir gerkit mano kraują, jeigu norit pelnyti išgelbėjimą, jeigu norit turėti amžiną gyvenimą. Hebrajai galvoja, šitam viskas, jis yra apsėstas. Apaštalai jo negalėjo suvokti, Ir tada jis atsisuka į savo 12 ir sako, gal ir jūs norit pasitraukti? Tada Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisim? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Viešpatie, pas ką mes eisim? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Pirmam Petro laiške, pirmoje eilutė 23-25 parašyta, kad mes, jūs esate atgimę, ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir amžinai pasiliekančių Dievo žodžių. Mat kiekvienas kūnas, tartum žolynas ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir jo žiedas nubyra. Bet viešpaties žodis išlieka per amžius. Tada pats Jėzus mato Evangelijoje ir sako, dangus ir žemė praeis, mano žodis niekad nepasibaigs. Mano žodis išliks amžius. Aleliuja. Ir šitą žodį mes laikom šiandien knygoje. Ir mes to tikim. Amžinas žodis. Ir mes jį šiandien laikom ranką. Nors ir tada ir dabar dar man sunku suvokti daugelį minčių Biblijoje, aš tikiu, kad tai yra Dievo žodis. Jame nėra klaidų ar prieštaravimų, kuriuos šiandien kažkas atranda, bet iš tiesų tai paėmė tik iš bendro konteksto. Šiandien daug kaltinimų mes girdim, kad Biblija prieštarauja
eilutė prieštarauja vienai ar kitai eilutė, bet tai yra tik iš bendro konteksto ištrauktos eilutės ir tą patį darė šėtonas iš pat pradžių. Dabar tą patį daro. Tai priklauso, kokia širdį mes skaitom šitą žodį. Tai priklauso, kokia širdį mes klausom šitą žodį. Jeigu mes klausom su ta kritikuojančia širdim, jeigu mes ieškam klaidų, jeigu mes norim surasti klaidų, mes nepatirsim išgelbėjimo, mes nepatirsim tos jėgos, kuri čia slypi. Kaip skaičiau, tikėjimu tai reikia daryti. Be tikėjimo neįmanoma artintis prie Dievo. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Tai jeigu tu nepatinki Dievui, kaip tu gali suvokti jo žodį? Jeigu tu nepatinki Dievui, kaip tu gali suvokti jo žodį? Jeigu mes neturim tikėjimo, kaip mes galim artintis prie jo, kaip mes jam galim patikti? Ir kaip mes iš viso galim prašyti, kad apreikštų mums savo žodį? Hebrajams laiške 4 skyriui 12 eilutė parašyta: Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanymus bei mintis. Tai Dievo žodis teisė sumanymus, tai Dievo žodis teisė mūsų širdies mintis. Mūsų širdį teisė Dievo žodis. Mes dažnai norim teisti Dievo žodį. Ir užmirštam, kad mes to negalim padaryti. Mums šito neišeina padaryti. Mes to negalėsim nei fiziškai, nei teoriškai, niekada mes to negalėsim padaryti. Nes yra atvirkščiai. Tai yra jo žodis teisė mūsų širdis. Kuo daugiau skaičiau Dievo žodį, kuo daugiau pradėjau paklus Dievo žodžiu, tuo labiau užgąsdinau aplinkinius. Aš buvau stipriai užsidegęs, aš norėjau, kad įtikėtų žmonės. Aš skaičiau jiems sunkias eilutes. Man labai nepatikdavo, kai bet kokia neteisybė Biblijoje, jeigu rasdavau gyvenimą, aš iš karto sakydavau, iš karto rėždavau. Ir be galo daug ginčų esu turėjęs dėl to. Dariau su meilė, bet to dariau užsidegęs, norėdamas įrodyti, kad Dievas tikras, kad jam reikia paklusti. Iš tikrųjų, daugeliu mes galim pasirodyti naivus ar neįsimokslinę, net absurdiški. Mes galim jiems pasirodyti kvailiai. Tačiau visą tai mums Kristus ir pažadėjo savo žodį. Žiūrėkit, kaip jis rašo, sako Mato Evangelijoje 10 skyriuje. Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Sergėkite žmonių, nes jie įskundinės jūs teismams ir plaks savo sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus ir karalius, liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite kaip ar ką kalbėsite, nes ta valanda jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ačiū tau, Dieve, už tokį pažadą. Taip, kabutėse. Labai maloniai nuteikiantis pažadas. Žinot, čia daug kur musulmonų šalyse būtent tai vyksta žiaurūs persekiojimai. Yra toks daktaras Rabai Zacharijas, jisai keliauja po daug šalių ir tiesiog yra ideologija su daug pasaulio religijų, su musulmonais taip pat, ir jisai sykį buvo vienoje iš musulmonų šalyje, stiprioji labai, ten, kur iš jų nepasijuoksi. Ir jisai kalbėjo su vienu iš musulmonų lyderių, jisai buvo tiesiog jo kambaryje, jisai pamatė ant sienos kabantį mažos mergaitės autoportretą ir paklausė to musulmonų lyderio, sako, kas šita mergaitė? Ir tada tas musulmonų lyderis sako, ta mergaitė yra mano duktė. Tada Rabai Zacharijas uždavė tokį sunkų klausimą. Sako, o ką tu darytum, jeigu tavo duktė, ta maža mergaitė, netikėtų į Kristų ir taptų krikščionę?
tada tas tėvas suspaudė kumščius, pradėjo rodyti pyktį didžiulį ir sako, jeigu šita duktė taptų krikščionė, aš ją pats paraštuočiau, įduočiau religiniai policijai ir pats pirmas meščiau ją akmenį, kai ją reikėtų nužudyti. Jėzus yra visiškai teisus. Brolis išduos brolį, tėvas išduos savo dukrą. Tai žada Dievo žodis. Šiandien mes to nepatiriam čia Anglijoje, bet mes patiriam kitą plakimą. Iš mūsų juokas, mus vadina kvailiais, sako, jūs visai neįsimokslinę nesate. Kaip jūs galite tikėti šitom sapalionėm? Mums plaka ir mums dėl to skauda. Kai kam skauda, kai kam neskauda, kas suvokia tikrą skausmą tam, tas žino, kad čia yra menka palyginus su tuo, ką tik papasakoju, kas vyksta musulmonų šalyse. Bet yra kaip yra, mes visi išgyvenam skausmą ir paniką skirtingai. Aš noriu jūsų paklausti, ar mes tikrai tikime, kad Biblija yra aukščiausias, galutinis ir vienintelis įgaliojimas visais tikėjimo ir tikinčiojo elgsenos klausimais? Ar mes tikrai tuo tikime? Tai ar mes paklūstam jo žodžiu? Ar mes paklūstam amžinam Dievo žodžiu? Ar mes skaitom Dievo žodį ir interpretuojam jį taip, kaip norim? Ar mes jaučiam baimę skaitydami jo žodį? Ar mes jaučiam nepatogumą skaitydami šitą amžiną žodį? Aš neturėčiau čia būti. Aš neturėčiau čia pamokslauti. Mažiausiai nusikalnau iš visų jūsų kalbėti apie Dievą. Aš net paskutiniu metu pradėjau bijoti, išsižioti ir kalbėti apie jį. Nes nesijaučiu gerai tai darydamas. Aš tiesiog suvokiu jo šventumą, aš suvokiu jo didybę ir skaitau Biblijos eilutes, kur pažada man, kad aš esu Dievo sūnus, kad aš viską galiu Kristuje, bet aš skaitau daugelį kitų eilučių ir aš savęs ten nematau. Kaip vedlys gali būti tas, kuris nedaro taip, kaip čia parašyta. Stoviu prieš visus, ištiesęs rankas ir žinau, kad man yra ko slėpti nuo žmonių, nes mane mato kiaurai mano tėvas, kuris yra danguje. Ar mes jam paklūstam? Ar mes paklūstam jo žodžiu? Perskaičiau 2 nuostabės istorijas Karalių knygoje. Jos yra ilgos ir tiesiog, kad šiandien yra paaukojimas Dievo žodžiui, mes paskaitykim gana ilgas eilutes. Tai iš 1 Karalių knygoje, tai knygos 13 skyriaus, nuo 4 iki 24 eilutės. Pirmoji Karaliaus 13, 4, 24. Čia yra tokia jėga, aš kaip perskaičiau, galvoju, wow, iš tikrųjų, kaip mums dar sekas. Jeigu mes būtumėm gyvenę Senojo testamento laikais ir būtumėm vienas iš jų, tai mums žiauriai reikia susisekti. Nuo 4 iki 24. Karalius Jeroboamas, išgirdęs Dievo vyro žodžius, kuriuos jis kalbėjo prieš aukurą Betelyje, ištiesė savo ranką ir liepė suimti jį. Jo ranka, kurią jis buvo ištiesęs, padžiūvo ir jis nebegalėjo jos prie savęs pritraukti. Atėjo Dievo vyras ir išpranašavo jam, kad jo aukuras, tas Betelio aukuras bus išstumtas, užges jisai. Žodžiu, jo žiburys užges. Ir tas karalius be galo stipriai supyko. Ir tada jisai davė ženklą, atsiprašau. Ir tada, kai tą ranką jis ištiesė, ir jis sudžiuvo. Ir tada tas aukuras sugriuvo ir pelenai išbyrėjo pagal ženklą, kurį Dievo vyras buvo paskelbęs nuo viešpatės. Tada karalius tarė Dievo vyrui: maldauk viešpatį savo Dievą, kad mano ranka būtų atstatyta. Dievo vyras meldėsi ir karaliaus ranka buvo atstatyta ir pasidarė, kokia buvo anksčiau. Karalius sakė Dievo vyrui: eime pas mane į namus pasistiprinti ir aš tau atsilyginsiu.
Tada Dievo vyras atsakė karaliui, jei man duotum pusę savo namų, aš neičiau su tavimi. Nevalgyčiau duonos ir negerčiau vandens šitoje vietoje, nes viešpats man taip įsakė. Prisiminkim šitą, nes viešpats man taip įsakė. Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti keliu, kuriuo atėjai. Duoda paprastą nurodymą. Įsakė, negrįžk tuo keliu, nevalgyk, nei duonos, nei gerti vandens. Taip jis nuėjo kitų kelių ir negrįžo tuo, kuriuo atėjo į Betelį. Žodžiu, jisai pakluso. Betelyje gyveno senas pranašas. Jo sūnus parėjo papasakojęs jam viską, ką Dievo vyras buvo padaręs tą dieną Betelyje ir ką jis kalbėjo karaliui. Tada tėvas klausė, kuriuo keliu jis nuėjo. Sūnus parodė kelią, kuriuo nuėjo Dievo vyras. Tėvas liepė pabalnoti asilą. Jie pabalnojo asilą ir jis užsėdęs nujojo paskui Dievo vyrą. Radęs jį sėdinti po ąžuolu, klausė, ar tu esi Dievo vyras atėjęs iš Judo? Jis atsakė, taip, aš. Tuomet jis atsakė, eime pas mane į namus ir užvalgyk duonos. Jis atsakė, negaliu grįžti su tavimi, nei valgyti duonos, nei gerti vandens su tavimi šioje vietoje, nes man viešpatės pasakyta, tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti tuo keliu, kuriuo atėjai. Jis sakė jam, aš irgi esu pranašas, kaip ir tu. Angelas kalbėjo man viešpatės žodžius, sakydamas, parsivesk jį į savo namus, kad jis galėtų valgyti ir gerti. Bet jis jam melavo. Jie sugrįžo, valgė duonos ir gėrė vandens jo namuose. Jiems tebesėdint prie stalo viešpatės žodis atėjo pranašui, kuris buvo jį parsivedęs. Ir iššaukė Dievo vyrui, kuris buvo atėjęs iš Judo. Taip sako viešpats, kadangi neklausei viešpatės ir nesilaikei įsakymų, kurį tau davė viešpats tavo Dievas, bet sugrįžai ir valgai duonos bei gėrei vandens vietoje, apie kurią jis tau kalbėjo, kad nevalia joje nei duonos valgyti, nei vandens gerti, tavo lavonas nebus palaidotas tavo tėvų kape. Kai tas pavalgė ir atsigėrė, jis pabalnojo asilą pranašui, kurį buvo parsivedęs. Jam keliaujant jį sutiko liūtas ir nužudė. Jo lavonas gulėjo ant kelio, o asilas stovėjo šalia jo. Taip pat ir liūtas stovėjo šalia lavono. Wow. Jis nepakluso Dievo žodžių. Bet ir matot, kokia istorija. Jam buvo įsakyta negrįžti, nevalgyti, negerti. Ir jisai vykdė žodį, jisai negrįžo to keliu, jisai nevalgė duonos ir negėrė vandens. Iš karalius jis neėmė jo dovanų jokių. Jis eina ir pasivėja jį žmogus ir sako, sako, aš girdėjau visą, ką Dievas padarė per tave. Bet tai grįžt pas mane į namus. Mes valgysim, gersim vandenį. Ir tada jisai sako, ne, aš negaliu, nes man Dievas sakė, aš negaliu to daryti. Ir tada, ką jisai sako, aš esu taip pat Dievo pranašas, aš esu Dievo pranašas. Ir man viešpatės angelas sakė, kad jau gali tai daryti. Ir tada aš įsivaizduoju, kas jo mintise dėjosi, jisai gavo iš Dievo žodį, jisai nori jam paklusti ir jisai galvoja, kaip čia dabar patikėti, nepatikėti, ką čia daryti. Ir sako, angelas pasakė, viešpatės, grįžti. Jisai grįžo. Jisai geria tą vandenį ir valdo tą duoną. Kažkaip nepatogu čia. Tarsi labai gerai jaučiuosi. Tada Dievas sako jam, kodėl nepaklusai? Kodėl nepaklusai? Ir jis sutiko liūtas ir jį nužudė. Liūtas turėjo su asilu kartu. Ir šiandien irgi taip yra, kai mes tiek daug perklausom, kai mes tiek daug išklausom, tiek daug pamokslininkų, YouTube ir visi įmanomi pamokslininkai. Šiandien galim perskaityti visas teologinės knygas. Aš įsivaizduoju šiandien krikščionišką knygyną nuėjęs, tu gali rasti knygą, kuri tau leidžia išsiskirti. Atsiskirti nuo savo žmonos, išsiskirti su žmona. Ir bus visa knyga parašyta ant to.
Aš įsivaizduoju, tu gali rasti, ką nori šiais laikais. Įsives Google ir tau duos visas Biblijos eilutes, kur tu gali daryti kažką, ko Dievas neleidžia. Išimtas visas iš konteksto. Dievo žodis, Dievo vyrai gali žiūrėti į kišenę žmonėm ir meluoti. Ir mes gyvenam šiandien tom paskutiniam dienom. Žiūrėkit, dar yra gerai viena istorija. Vėl, Karalių knygoje 22 skyriui, nuo 5 iki 18. Pirma knyga Karalių 22 skyrius, nuo 5 iki 18. Būna ir atvirkščiai. Jozapatas sakė Izraelio karaliui, pasiklausė, ką Viešpats sako. Izraelio karalius sušaukė apie 400 pranašų ir jų klausė. Žodžiu, jisai nori eiti į mūšį. 400 pranašų ateina. Ir jisai klausė, 400 pranašų klausė, ar man eiti kariauti prieš Ramot Gileadą ar ne? Jie atsakė, eik, Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas. Jozapatas klausė, ar čia nėra Viešpatės pranašo, kad jo galėtume paklausti. Izraelio karalius atsakė, Jozapatui yra vienas, ar dar yra nors vienas pranašas Izraelėje likęs. Tada Izraelio karalius atsakė, Jozapatui yra dar vienas, Imlos sūnus Michėjas, per kurį būtų galima paklausti Viešpatės, bet aš jo nekenčiu, nes jis niekad man nieko gero nepasako. Jozapatas atsakė, kad karaliumi nekalbėk šiandien. Izraelio karalius pasišaukė vieną rūmų valdininką ir sakė, skubiai atvesk Imlos sūnų Michėją. Izraelio karalius Ahabas ir Judo karalius Jozapatas sėdėjo savo sostose apsivilkę karališkais drabužiais aikštėje prie Samarijos vartų. Ir visi pranašai pranašavo priešais juos. Kenaano sūnus Sedekijas pasidarė geležinius ragus ir sakė, taip sako Viešpats, jais badysi sirus, kol juos pribaigsi. Ir visi pranašai taip pranašavo. Eik į Ramot Gileadą ir laimėk, Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas. Pasiuntinys nuėjęs pakviesti Michėją, jam sakė, štai pranašų žodžiai, vienbalsiai skelbia gerą žinią karalių, tai būna ir tavo žodis panašus į jų, kalbėk tai, kas gera. Michėjas atsakė, kaip Viešpats gyvas, ką Viešpats man sakys, tą ir kalbėsiu. Jam atėjus karalius klausė, Michėjau, ar mums eiti kariauti prieš Ramot Gileadą? Tas jam atsakė, eik ir laimėk, Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas. Karalius jam tarė, kiek kartų reikės tave saikdinti, kad man nieko kito nekalbėtum, tik tiesą Viešpatės vardu. Tada Michėjas atsakė, mačiau visą Izraelį išsklaidytą kalnuose, kaip avis be piemens, o Viešpats tarė, šitie neturi valdovo, tegul kiekvienas grįžta ramybėje į savo namus. Izraelio karalius sakė Jozapatui, ar tau nesakiau, kad jis nepranašauja apie mane gerą, tik blogą. Michėjas tęsė, klausyk Viešpatės žodžio. Žodžiu, jis toliau pranašauja. Jis negali pakęsti tikro žodžio. Jau tada žmonės negalėjo, karaliai, kai kurie negalėjo pakęsti tikro pranašo, tos tikros tiesos. Ir žiūrėkit, kaip Timotėjui yra parašyta, mes čia visai nesenai apie tai skaitėme. Antram Timotėjui laiške parašyta 4 skyriui, 1-5 eilutės. Aš primiktinai prašau prieš Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų, kuris teis gyvuosius ir mirusius, jam ir jo karalystėje atėjus. Kelk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgūdžiams, pasikvies savo mokytojus, kad jie dusgentų ausyse. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Bet tu būk visame kame apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą ir atlik savo tarnavimą. Šiandien yra tie laikai, kai
mes skaitom Dievo žodį ir mes nenorim jo suvokti taip, kaip jis parašytas. Dažnai Dievas mūsų neišklauso. Dievas mūsų neišklauso. Kai mes abejojam, kai mes neturim tikėjimo, kai mes negražiai elgiamės su savo žmonom, Dievas mūsų negirdi. Parašyta Petro laiške, jeigu tu nesielgi su žmona kaip su tuo silpnesniu indu, to maldos nebus išklausytos. Aš perfrazuoju, ten yra kitaip. Reikia elgtis gražiai su savo žmona, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. Taip pat ir kaip pasnikavom, mes nevalgom duonos, mes negerim vandens, mes pasnikavom. Bet Dievas mūsų negirdi. Jis pasniko visai kitokio prašo. Jis trokšta, kad mes pasirūpintumėm vargšiais. O mes galvojam, geriau mes papasnikausim, nevalgysim. Dievas labai aiškiai sako Izaijo knygai, kad jam šitos pasnikas visai nieko nereiškia. Yra tam tikras laikas, kada tu tai gali daryti. Bet Dievui daug labiau reikia, kad mes vargšiais rūpintumėmės. Bet mes to nenorim daryti, nes tai nėra labai patogu, jau geriau nevalgyti nieko. Negu kažką pamaitinti. Šiandien mes kviečiam vienas kitą pas save valgyti. O Jėzus sako, nekviesk to, kas tau gali atsilyginti tuo pačiu. Geriau pasikviesk vargšus, kuris tau negali atsilyginti. Taip gausi palaiminimą. Ir mes Biblijos eilutes interpretuojam kaip tik norim. Ir ieškom graikų kalboje, ieškom hebrajų kalboje. Šventoji dvasia sako tą patį. Tai yra Dievo žodis, tai yra jėga. Ir tie žmonės, kur aš dėl to ir perskaičiau Hebrajų 11 skyrių, jie neturėjo Biblijos. Jie neturėjo šito žodžio. Bet jie tikėjimu ir įveikė karalystės. Jie tikėjimu ir įveikė valdžias. Tikintieji stovėjo prieš karalius ir jie skelbė žodį tokį, koks jis yra, tiesiai iš Dievo. Ir šiandien mes turim Bibliją. Ir mes galime daug daugiau nuveikti negu jie. Šiandien mums dangus yra atviras virš galvų. Šiandien mes turim šventąją dvasią, jos jėgą. Šiandien mes turim visas reikalingas dovanas, kad galėtumėm padaryti kur kas daugiau negu tie žmonės, kurie neturėjo rašto. Šiandien mes galim Dievą pažinti iš jo žodžio ir tik per tą žodį mes jį galim pažinti. Taip stipriai ir taip aiškiai. Šiandien dažnai pastarojo žodis visai arba nepadrasina, arba netgi neįkvepia. Bet užtenka atsiverst Bibliją ir tu iš karto pajunti, kad čia yra Dievo žodis, čia ne žmogaus žodis, čia yra kur kas daugiau. Mes tuo tikim. Mes esam Kristaus bažnyčia ir tikim jo žodžiu. Tikim tuo, kas čia yra parašyta. Ar gerą, ar blogą, ar pažadai, ar prakeikimai. Viską reikia skaityti. Mes galime akcentuoti palaiminimus ir užmiršti pažadus ir kelti rankas ir sakyti viešpatie, viešpatie. Ir tą dieną jisai mūsų nuvis nuo savęs ir sakys, kad jis mūsų net nepažįsta. Mes jį pažįstam, dalį jo pažįstam, o jis mūsų nepažįsta neikėja. Ar mes to tikim? Ką mes skaitom? Man labai patinka, kaip iš tikrųjų šiandien tas pats, kas ir galbūt buvo Nojos dienomis. Nojus stato laivą ir jisai sako, žinai ką, ateis Dievo rūstybės laikas ir skelbia žmonėms. Jisai sako, ateina rūstybė ir visi juokas iš jo. Ir sako, ką tu čia nebenusišnekėk, kaip čia gali vanduo dabar pradėti iš visur bėgti. Buvau vieną dieną. Vanduo pila kaip iš kibiro ir gelbės atsiveria ir dangus prasiskiria ir vanduo užgula visus žmonės. Ir kol tas vanduo gula ant tų žmonių, tie žmonės galvoja, kodėl nepatikėjau. Tas pats buvo ir Sodomos Gomoros laikais. Ir irgi kažkas stovėjo ir pasakojo, nieko čia nebus, ką Lotas sako. Nieko čia nebus, ką Abraomas sako. Viskas bus gerai. Nieko mums nenutiks ir bum, vieną dieną, be jokio perspėjimo. Sieros ugnis ant viso miesto.
Jie tą akimirką galvoja, kodėl mes nepatikėjom, kad žinai, spėjo pagalvoti. Taip pat ir Mozės laikais, kai jisai ėjo pas faraoną ir sako, Dievas atims kiekvieną pirmagimį. Faraonas sako, ką, Dievas šitai gali padaryti? Dievas gali šitai padaryti? Šiandien žmogus sakys, mylintis Dievas gali šitai padaryti? Tas, kuris laimina, tas, kuris atsiuntė savo sūnų, kuris mirė už mus, galėtų šitai padaryti? Ir šiandien aš girdžiu tiek daug diskusijų apie pragarą ir galvoju, jie iš viso skaito Dievo žodį. Ar egzistuoja ugnies ežeras šiandien? Aš jį taip aiškiai išgyvenau. Aš tarsi stovėjau ant skardžio ir mačiau tą ugnies ežerą ir man taip baisu pasidarė. Aš įsivaizduokit akimirką tą stovi, angelai šalia jūsų ir tą akimirką ateina, kai jūs meta į ugnies ežerą ir jūs suprantat, kad išėjimo iš ten nėra. Ten durų su exit nėra, ten durų su išėjimas nėra. Ten tu esi amžiams. Šiandien žmonės to negali patikėti. Taip kaip žmonės negalėjo patikėti Sodomui ir Gomorrai, taip kaip žmonės negalėjo patikėti Nojaus laikais, ir taip kaip egiptiečiai negalėjo patikėti, kad mylintis Dievas gali šitai padaryti. Ir atėjo mirties angelas ir išžudė kiekvieną pirmagimį. Šitaip sako Dievo žodis. Šiandien aš kaip žmogus sakyčiau, ne, šitaip Dievas negalėtų pasielgti. Bet šitaip sako Dievo žodis. 3200 kartų visoje Biblijoje yra parašyta. Taip sako viešpats Dievas. 3200 kartų. Taip sako viešpats Dievas. Jeigu mes skaitysim ir tikėsim Dievo žodžiu, toks, koks jis yra, mes tikrai išsiskirsim iš visuomenės. Mes tikrai išsiskirsim iš visuomenės. Mes nepatiksim žmonėm. Mes patiksim išgelbėtiesiems. Mes būsim šeimos nariai, mes būsim daugiau nei šeimos nariai išgelbėtiesiems. Mūsų vadins kvailiai, graikai. Mūsų merks žydai. Mūsų negalės pakęsti žmonės, tie, kurie negali pakęsti sveiko mokslo. Mūsų negalės pakęsti netgi tie vadinamieji broliai, kurie eina kartu su mumis į bažnyčią. Bet jeigu mes tikėsim Dievo žodžiu ir mes jį priimsim taip, koks jis yra, ir neperinterpretuosim tų vietų, kur reikia suprasti tiesiogiai, kur šneka Jėzus, mes tikrai išsiskirsim iš visuomenės. Ta mūsų Dievas ir kviečia padaryti. Mes atsiskirtume nuo pasaulio. Ir tai yra raktas į tą atsiskyrimą. Čia yra visa reikalinga informacija, kad tai padaryti. Man patinka Bonhoefferio žodžiai. Kaip visi kalba apie Dievo žodį. Labai paprastai, taip galingai. Jis sako šiandien, mes negalim tiesiog skaityti Dievo žodžių. Mes privalome būti pasiruošę iš tiesų ieškoti atsakymų Biblijoje. Tik tada tai bus atskleista. Jei mes tikėsimės atsakymo, tik tada mes jį gausim. Todėl, kad Dievas mums kalba iš Biblijos. Todėl mes negalim tiesiog paprastai suprasti Dievą savo pačių suvokimu ar savo pačio jėgom. Įmanoma padaryti. Mes turime klausti jo paties. Mes turime klausti pačio Dievo apie jį. Tik jeigu mes ieškosim jo, jis mums atsakys. Ir jo ieškočiam broliai ir sesės mes galim čia Biblijoje, nes mes jį turim. Nes mes jį dar šiandien turim. Ir mes jį šiandien galim skaityti saugiai. Mes šiandien galim šaukti Dievo žodį. Dar saugiai čia šioje šalyje. Mes esam palaiminti, mes esam po jo malonę. Aš suprantu, kokie išbandymai yra pasaulyje. Aš pats esu tenai, aš tai išgyvenu dieną iš dienos, bet mes iš tiesų galim. Mes iš tiesų galim, kaip Bonhoefferis sako, mes iš tiesų galim jį suvokti tik iš čia.
Pasimelskime.